vėl kelkitės. Juk nors teisusis 7 kartus parpuola, jis vėl atsikelia, o nedorėlį užklumpa nelaimė. Patarlių 24 skyrius, 16 eilutė. Mūsų viešpats pažįsta mus. Jis žino, kad kartais mums pritrūksta drąsos ir jaučiamės prislėgti. Jis žino, kad kartais mes tarsi parblokšti ir sutryti gulime ant žemės. Jis pažįsta mūsų svyruojančią širdį. Jis žino, kada mus užklumpa depresija, beviltiškumo jausmas, kada apima dvejonės ir nusivylimas. Tačiau šiandien jis nori mus padrasinti, nes jis be galo mus myli ir pažįsta mus vis labiau ir labiau. Jis niekada mūsų nesmerkė, bet vadino taisais, nes Jėzus išteisina mus. Jis niekada nepriima mums apie padarytas nuodėmes, bet nuolatos atleidžia. Juk jis sako, mes turime atleisti ne 7 kartus, bet 70 kart 7. Ir šiuo principu laikosi pats. Nesvarbu, kas atsitiko vakar, kelkis šį rytą iš naujo. Negulėk parblokštas ant žemės, nes tavo viešpas laukia tavęs. Šį rytą jis ir vėl nori pasitikti tave su meile ir visą dieną praleisti kartu su tavimi. Jis yra tėvas, kuris besąlygiškai palaiko tave. Kelkis ir neleisk triumfuoti priešui, tam melagiui, žudikui ir naikintojui. Jėzus jį jau seniai nugalėjo. Atiduok visą garbę ir šlovę savo Dievui ir negulėk parblokštas ant žemės. Leis paguosti pakelti tave ir sutvarčius visus sužeidimus padrasinti tave. Nes Jėzus, mūsų gailestingumas, samarietis, visą tai noriu suteikti tau dabar. Dėkoju Jėzau, kad tu niekada manęs neteisi. Atleisk, kad aš taip dažnai guliu ant žemės ir esu nusivylęs savimi bei gyvenimu. Bet aš noriu atsikelti ir nukreipti tą savo žvilgsnį į tave, nes tu esi mano išgelbėtojas, guodėjas ir pagalbininkas. Tu esi nugalėtojas, net ir mano mažų problemėlių srityje. Amen.